Jeigu jums patinka vištiena, būtinai pasigaminkite šitą patiekalą. Vištos filė apšlakstau aliejumi. Padarau druskos, pipirų, raudonosios paprikos ir žolelių mišinuką ir juo įtrinu abidvi krūtinėles iš abiejų pusių. Vištienos krūtinėlę apkepu įkaitintoje keptuvėje, abiem pusėm kažkaip sumarum gaunasi 10 minučių kepimo. Iškeptą vištieną išimu iš keptuvės ir toje pačioje keptuvėje išlydau gabaliuką sviesto ir pakepinu svogūną ir 3 skilteles česnako. Įdėtų saulėje džiovintų pomidorų keletą šaukštelių, viską išmaišau, įpilu grietinėlę stiklinę, įdedu mocarelos sūrio, parmezano sūrio, viską gerai išmaišau, įberiu žalumos, žolelių paskaninimui ir krūtinėlės grąžinu atgal. Viską uždengiu dangčiu ir palieku 10 minučių pasitroškinti. Skanaus! Pasigaminkite ir jūs.